20 valandų autobusu ir štai aš Rusijoje, Maskvoje. Toliau Raudonoji aikštė ir Didžioji GUM parduotuvė, kurioje legendinėje ledainėje nusipirkom ledų, kurie kainavo apie 150 rublių, tai apie 1,50 € kažkur. Na, ledai tikrai buvo verti to 1,50 €, va kaip jie atrodo. Vėliau nuėjom į arbatą. Čia kažkokie robotai tiesiog maistą išvežiojo. Ir sugalvojau, kad noriu, kad mane nupieštų, tai kainavo 400 rublių, 4 €. Na ir varom metro namo. Štai mūsų rajonėlis, labai nice. Ir truputis vaizdelių iš parduotuvės. Čia bandau tiesiog pasvert paprikas. Labai daug dalykų arba yra pigesni, arba panašios kainos. Čia labai man panašu į Jakobs. O čia turbūt, kaip jums atrodo, labai gražios milkos. Labai daug pasirinkimo įvairiausių sūrių. Visa eilė visokiausio sūrio. Apskritai parduotuvėse maisto produktų pasirinkimas yra labai didelis. Esu Miša Litvin fanė, tai negalėjau neišbandyti tiesiog šitų. Gaila, kad tik nebuvo progos jo pačiu sutikti. Kita diena, draugės gimtadienis, tai varom į Rūkį Verk barą. Ten vyko stand-upas, kuris kainavo kažkur 13 €. Po renginio dalyvavom karaokį ir laimėjom pirmą vietą, tai laimėjom dovanų kortelę už 35 €, kuriuos galim išleisti bare. Toliau buvo mano gimtadienis, šiaip norėjau varyti į Makano koncertą, bet dėja jo nebuvo tuo metu. Tai nuvarėm į Žara. Ir čia galit matyti Habibą, kuris filmuojas turbūt savo TikToką ar Reelsą. Žara Akvarts kainavo apie 45 €. Gaila tik, kad tai nebuvo pačių mano mėgstamiausių atlikėjų koncertas, bet buvo tikrai mano mėgiamų kaip Nileto, Adele Weigel, Arctic Asti, diskoteka Avarija, kurią dabar girdit, ir šiam kartui tiek. Komentuokit, ką norit sužinoti plačiau ir kitam video papasakosiu. Palieku šiek tiek koncertą pasiklausyti. You gotta go and make him sorry. I just don't want to say that you're sorry for now, girl. 'Cause I just want you to say for me to sorry.